Iššūkis 23. Bėgti ar važiuoti. Šiandien yra 15 iššūkio diena ir šita diena truputį kitokia. Ji kitokia, nes aš dažniausiai važiuodamas arba bėgdamas kitų žmonių klausinėju klausimų. Šiandien aš paprašiau savo mamos, kad ji man užduotų 5 klausimus, į kuriuos aš bandysiu atsakyti bėgdamas. Tai stojam nuo žemės, bėgam ir atsakinėjam į mamos klausimus. Pirmas klausimas. Ką myli labiau? Tėtį ar mamą? Čia toks klausimas, kur atsakysi ir vis tiek pralaimėsi. Abu tėvai yra nuostabus, abu aš juos myliu, bet mamą truputį labiau. Tik niekam nesakykit. Antras klausimas. Kuo šiuo metu labiausiai didžiuojas savo gyvenime? Labiausiai šiuo metu didžiuojas tuom, kad ką sakau, tą ir padarau. Ne visada lengva, ne visada gerai, bet stengiuosi siekti savo tikslo. Tai tas man labai patinka. Trečias kilometras, trečias ir klausimas. Koks mano geriausias atsiminimas iš mūsų bendro laiko, kai aš buvau mažas vaikas? Kai vėlai grįždavom namo, aš dažnai apsimesdavau, kad miegu ant galinės sėdynės. Vien tam, kad tu paimtum mane ant rankų, nuneštum į lovą, šiltai užklotum ir pabučiuotum. Turbūt nuo tada aš išmokau ir vaidinti. Ketvirtas klausimas. Kokia mano asmenybės dalis yra labiausiai paveldėta iš mamos? 100%, kad šypsena. Nesvarbu, kas vyksta gyvenime, mes vis tiek stengiamės šypsotis. Gal kartais kiek ir per daug, bet vis tiek manau, kad tai yra stipriausia asmenybės dalis, kurią paveldėjau iš tavęs. Penktas klausimas. Už mano užauginimą, kiek žvaigždučių duočiau mamai? Be abejonės 5 iš 5. Tik su viena pastaba. Galėjai mane truputį mažiau lepinti. Baigiau. Iš tų 15 dienų tai tikrai buvo mano sunkiausi 5 kilometrai. Bet tuo pačiu ir greičiausiai. Kartais mes motyvacijos ieškome kažkur. Bet nepagalvojame, kad kartais ta motyvacija būna ir žmonės, kurie visada būna šalia. Todėl tu nueik šiandien pas savo artimą žmogų, tėtį, mamą, sesę, brolį ar dar kokį kitą artimą žmogų ir paklausk, kokį jie tau turi klausimą. Ir patikėk manim, tokie pokalbiai visada išliks tavo atminty. O dabar čiau čiau.